mano būsena beveik 100% priklauso nuo mano paties vidinio dialogo. Ir tą vidinį dialogą per prievartą į žmogų įgrūst yra beveik neįmanoma. Vidinį dialogą žmogus pats savo valia tenais diktuoja savo. Mums viduj vaidenasi kažkas, mes ten kažkokiais iliuzijose plūduriuojam ir nuo to mums skauda labiausiai, nuo mūsų traktavimo ar nuo to, kaip mes perpiešiam tą išorinį piešinį savo filtrus, per savo kažkokius akinius, kažkokios spalvos. Objektyviam gyvenime yra visai kitaip vykstantis dalykai, o mes, staiga pradedam visą pasaulį kaltinti, kad jis mums kažko nedavė. Iš tikrųjų, mes nedavėm. Visų pirma, mes nedavėm patys savo, mes savim nesirūpinam taip, kaip dera rūpintis, o po to mes pagal tą patį modelį blogai elgiamės su kitais žmonėm.